Элза, я так за тебя рада. Пиво почти готово. Сегодня оглашаю. Да. Здравствуй, Элза. Как рыба? Опять о работе. С рыбой все будет в порядке. Надо отметить, вечером снимем пробу с пива. Aš tau paragausiu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Elza, kur Martinis? Mano Martinis yra didelis, kilnus ir stiprus. Apie savo gerovę jis negalvoja. Jis galvoja apie tautos ateitį. Prie to aš esu pripratusi. Jis sako, kad mūsų Latvių nevaldys nei rusų, nei vokiečių, nei kokia kita svetima valdžia. Karininkas Kalninis išleido įsakymą formuoti Latvių batalionus su Latvių komandos kalba ir latviškais užrašais ant vėliavų. Martinis galvoja apie didelius ir kilnius dalykus. Mes turime tapti savo žemės šeimininkais ir patys turime kurti valstybę. Ar ne vis tiek, ką mąsto rusų generolai? Jei pasiekime ginklus ir fricų nasrus, mes turime galimybę apginti Rygą, atkariauti Latviją ir tada trenkti kumščiu į stalą. Tokią aš jį myliu ir mylėsiu visą gyvenimą. Mėly parapijiečiai, mes visi gerai pažįstame tiek Elzą, tiek Martinį. Abu gimė ir užaugę čia pat, mūsų Uždauguvyje. Čia įsiskleidė jų meilė ir čia niekas neabejoja, kad toliau jie eis vienu keliu. Štai ir atėjo ta akimirka. Kitą sekmadienį Elza ir Martinis teisėtai bus sutuokti. Todėl visi, kas nori būti šio įvykio liudininkais, rinkitės Pulcējieties! Rinkitės mūsų senojoje bažnyčioje. Rinkitės su Latvijos vėliavomis. Praėjus 700 metų vėl sprendžiamas mūsų tautos likimas. Dabar arba niekad. Karo lauke jums, Latvijos sūnus, reikia sukurti šlovingą tautos ateitį. Broliai, išmušė ta valanda. Kas tiki, tas nugalės. Pirmin su Latvijos vėliava už Latvijos ateitį. Leista formuoti Latvių šaulių batalionus. Sava armija? Su kuogi mes kariausime? Mušim fricus. Taip. Rygos kariai. Bus įnirtinga kova. O kaipgi mūsų vestuvės? Aš turiu eiti. Kitas? Na, ramiai. Ramiai. Vardas? Jakabs Ruonis. Profesija? Darbininkas. Kodėl nori būti šauliu? Atsibodo plėšytis Fibergo fabrike. Kvailį. Pasirašyk. Todėl jau einam kariauti, kad patys turėtume savo fabrikus. Šitas tik sargybos būsniai tūnos. Arnoldas Juksis, darbininkas. Kuo greičiau nori frontą? Taip, kovosiu su vokiečiais. Gerai, būsi seržantas, pasirašyk. Tokie reikalingi armijai. Taip. Paulius Meiranas, žvejys. Aš noriu ginti savo šeimą ir savo namus. Būsi artileristu? Taip. Nori savo fabriko, a? Kitas? Ernestas Savickis. Palauk.
Augustas Savickis ir mano sūnus Ernestas Savickis. Ugniagesiai. Taip, ukazas 134. Tiltų sargai, mechanikai ir ugniagesiai tarnaus užnugarį. Kitas? Ką? Ramiai. Saugokis ir greit grįžk. Tai jūs nebūsite drauge? Mane vienintelį paskyrė artileristu. Na, kodėl tu pasakė, kad mes ugniagesiai? O tai ką turėjau sakyti? Ką nors, galėjai pasakyti, kad esam darbininkai. Užnugario žiurkės. Liaukis, tegu ta ugniagesybė eina po velnių, aš negaliu. Palauk, baik, čia bažnyčia. Pasižiūrėk, visi išvažiuoja, net mokinukai išvažiuoja. Ką jis daro? Jam protas aptemo. Martinai. Martinai. Martinas žadėjo grįžti po kelių savaičių, paskui po kelių mėnesių, bet štai jau skaičiuoju ir metus. Jis rašo iš Peterburgo, iš Maskvos, iš Vladivostoko. Jei Martinas žinotų, kad jo svajonė išsipildė, dabar mes patys turim savo valstybę, važiuotų namo. Laikai tokie sunkus ir nors esu stipri, man trūksta Martino jėgos. Man jo labai trūksta, bet aš žinau, kad ir ką jis darytų, galvoja apie mane. Jis žino, kad aš jo laukiu. Kartais nebeatsimenu Martino veido. Tokiamis akimirkomis ateina baisi mintis. Gal aš jo nebemyliu? Jo nebelaukiu? Bet ne, aš jo laukiu. Pasiruošusi laukti. Lauksiu visą gyvenimą. Valstybės sąjungininkės dėlsia pripažinti Latvijos valstybę. Rusijos komunizmo šmėkla gąsdina Europą. Sąjungininkai abejoja, ar Latvija sugebės apsaugoti Europos rytinę sieną. Nors karas pasibaigė, vokiečių karinės pajėgos, vadovaujamos generolo von der Goltzo, atsisako palikti Latviją. Prancūzijos, Anglijos ir Jungtinių Amerikos valstijų vardu aš dar kartą primenu sutarties sąlygas. Geležinė divizija ir vokiečių Landesveras išvyksta į laikinas buveinės Mintaujoje ir jos apylinkėse. Po to minėtosios karinės pajėgos per 2 mėnesius palieka Latviją ir dislokuojamos rytų Prūsijoje. Tarp šalių nebėra nuomonių skirtumo. Leiskite pasveikinti sudarius taiką. Latvijos valstybė – kvailystė. Parodykite man Europoje tokį, kuris žino, kur yra Latvija. Tušti žodžiai dar nereiškia valstybės. Tam reikalinga reali jėga. Bet čia nieko negalima padaryti. Vis tiek reikės važiuoti namo į Vokietiją. Dabar po karo Vokietiją kontroliuoja sąjungininkai. Ne bišofai. Ten mums nebėra ko ieškoti. Dabar tikrai bus viskas gerai.
Stebina šis nepagristas optimizmas. Tu nepavargot? Greit metai, kai mes įkūrėme šią valstybę, bet niekas jos nepripažįsta. Europa dabar turės pripažinti. Niekam dėl mūsų neskauda galvos. Kiekvienas rūpinasi savo skausmais. Из Европы Латвию не видать. Вы ошибаетесь, если думаете, что война окончена. Союзники думают иначе. Союзники забудут о Латвии, как только мы разыграем русскую карту. Вы действительно хотите дружить с русскими? Дружить? Мы их используем. Так вот почему вы терпите высокомерие графини. Я бы с удовольствием придушил ее собственными руками, но она мне пока еще нужна. Здравствуйте, ваша светлость. Извиняюсь за неудобства, которые вам доставила моя армия, но ничего не происходит без воли Господа. Господь войны начинает, Господь их и заканчивает. Так или иначе, но флаг немецкой монархии здесь не к месту. И выглядит так же жалко, как генерал, командующий бандой голодных солдат развалившегося государства. Действительно, как мы заплатим нашим солдатам? Выделите им земли. Лучшим – лучшие земли. Грязные свиньи. Эй, тут можно достать хорошие сапоги. Берите все, что может пригодиться. Стоять! Командир, вроде приехали. Лагерь армии генерала фон дер Гольца во дворце графа Шувалова. Ginklą. Arklius pašert. Pulkininkė, džiaugiuosi jūs vėl matydamas. Majore Bišofai, juo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Vakarų Rusijos armijos vyriausiasis vadas Pavelas Bermontas. Pulkininkė, prašau. Kur jo armija? Neskubinkit įvykių. Golco geležinė divizija įsijungė į Bermonto karinių pajėgų sudėtį, kad leistųsi į Rusiją kariauti su bolševikais? Taip. Bet kodėl jie turi eiti per Rygą? Netikiu Golco kova su bolševikais. O ta rusų savanorių armija man nepatinka.
Juridiškai ten viskas gerai. Kova prieš komunizmą šiandien yra stipri korta. Gerai. Siūsk tam, kaip ten, Bermontui notą, kad per Rygą mes jo neleisim. Ir jei geležinė divizija nepasitrauks iš Latvijos ir nevykdė sutarties sąlygų, mes... Palaukit, nusiraminkit. Aš labai bijau, kad čia bus politinė klaida. Golcas nieko nedaro šiaip savo. Nesibaiminkit. Pasikviesim sąjungininkus ir visus tos Bermontus, Golcus įkišime maišą. Jūs taip manote? Tai kodėl jie lygi šiol nėra pripažinę Latvijos valstybės? Ryga. Pagaliau atvykstam. Po valandos būsiu namie. Negaliu tuo patikėti. Aš jau namie. Lik sveikas. Martinai. Kvailys. Sūnau, grįžai. Kaip sekasi, Augustai? Dabar visi vaikinai namie. Vaikinas. Ernestai, tu toks pats stiprus kaip anksčiau? Kaip sekasi ugniagesių fronte? Milžinė tu. Baisus milžinas, bet Tėtošio niekur. Arnoldas, užnugario žiorkė. Tyrel purvo didvyriai nesikeičia. Tu taip įsidabinai laukdamas manęs? Naujosios Latvijos armijos kapitonas Arnoldas Juksis. Tai ne veltui kariavom. Dabar patys turime savo valstybę. Ir savo armiją. Ateisi pas mus. Ar Latvijos armijai be manęs neužtenka vyrų? Martinis. Karlis. Meiranas, laiko veltui neleidai. Mara, mano žmona. Matau, kad Rygoje kai kas pasikeitė. Šprotai. Žinai, kas čia? Rūkytas trimelė aliejuje, skardinėje. Pauliu, baik apie tą žuvis. Martinas turi skubėti pas Elzą. Teisingai, Martinai. Kaip ji tavęs laukia? Bus paruošta už poros valandų. Elza? Ar nenorite truputį pasivažinėti? Pasivažinėti? Aš turiu naują automobilį. Jūs nesusitrenkėt? Ne. Smulkmena. Siaubas. Aš sumokėsiu. Jokiu būdu. Čia jau trečias kostiumas. Greitis iš tavęs pareikalaus dar daugiau. Ir ką tu tada darysi? Elza. Elza. Na kaip, patinka? Skeveldra pataikė žemiau kelio.
Esu šlubas, bet pirmas grįžau namo. Teisingai, Martinė. Juk mes nupirkom komunistų supleškintą Fibergo fabriką. Skolos reikia ausų. Gerai, kad Dauguva už kampo, bent dėl žuvų galima nesijaudinti. Na, kadagi tos jūsų vestuvės? Vestuvės? Elzos dar nemačiau. Seni, tu Rygoje? Ir aš apie tai sužinau paskutinis? Ješka. Tik be ašarų. Gyvas. Žinai, aš tau pasakysiu. Visai vis tiek, vestuvės ar laidotuvės. Muzikantai visada gerbiami. Už tai, kad sugrįžai, seni. Rojus, Martinai. Merginos, tu netikėsi. Ir jeigu instrumentas tvarkingas? Ješka, tas instrumentas, kada nors to pridarys didelių nemalonumų. Jau yra pridaręs. Tu vairuok pas Elzą. Jau iš pat ryto prisilakęs. Vyručiai, raminkitės, dabar nesivaidykit. Kaip kokiame turguje. Reikia atšvęsti sugrįžimą. Susitiksim šį vakar viešbutyje. Martinė. Martinė. Elza? Martinė. Taip reikia. Bus gerai. Man turbūt reikia kiek daugiau laiko. Suprantu. Džiaugiuosi, kad sugrįžai. Kad esi gyvas. Tu gerai atrodai. Sveikas, Martinė. Sveika, Ana. Tai jūs čia dirbate? Dirbame. Dirbame. Turime daug darbo. Tai susitiksim vakare. Aš apsistosiu Jakobo viešbutį. Visi rinksis ten. Jūs ateisit? Taip, mes ateisim. Tai iki vakaro. Taip. Na. Tai sutarta. Už šį patarnavimą jūs gausite 10 000 markių. Pirmiausia, turite įgyti grafienės pasitikėjimą. Ji yra caro šeimos giminaitė ir dėl to mūsų planas atrodys įtikinamesnis sąjungininko akise. Kita vertus, jums reikia susidoroti su vadinamąja Latvijos vyriausybė. Jūs turite smarkiai pasipiktinti, kad Ulmanis neleidžia jūsų kariniams pajėgoms vykti į Sankt Peterburgą, kad jos pradėtų šventąjį karą prieš komunizmą. Į Rusiją? Apie tai nebuvo kalbėta. Suprantama, ne. Čia tik karinė klasta. Sąjungininkai nori, kad mes kovotume su bolševikais, o mūsų uždavinys juos įtikinti, kad mes taip ir darysim. Todėl Ulmaniui jūsų vardu aš nusiunčiau reikalavimą leisti jūsų kariniams pajėgoms pereiti visą Rygą. Viskas vyko taip, kaip planavau. Jis nesutiko ir kazus belli mūsų rankoje. Kas mūsų rankoje? Nesantaikos obuolys. Formali dingstis paskelbti karą.
Pirmin, pulkininkė. Martinai. Ponas Jansonas. Labą dieną, Elza. Aš to jau. Čia jūsų kostiumas. Taip. Aš... Juk jūs man sumokėjot, argi neatsimenat? Tikrai? Atsiprašau. Elza, aš šiandien girdėjau, esą grįžo Martinis. Aš jūs sveikinu. Jūs jo ilgai laukėte. Tikiuosi tikrai tiks. Aš irgi. Pulkininkė, jūs išvykstate į Peterburgą. Mane jaudina jūsų ryžtas. Čia mano pareiga. Jūsų vyro kreiserį nuskandino vokiečiai? Taip, prie Prancūzijos krantų. Likimo ironija. Tie patys prancūzai pavertė jo pilį Golco armijos kareivinėmis. Norite saldainio, pulkininkė? Jūsų pažeminimams atėjo galas. Kaip naujas jungtinės armijos vyriausiasis vadas, aš imu jūs po savo sparnu. Po dvigalvio erelio sparnu. Pulkininkė, aš laukiu jūsų įsakymų. Jūsų patriotizmas jaudina. Jūs uždegėte mano aistrą. Bet nesudeginkit mano pilies. Nebijokite ugnies, grafienė. Na, bišofai, laikas paimti savo dalį naujoje Europoje. Ruoškite armiją. Bijau, kad nieko neišeis. Karininkai atsisako žygiuoti su rusų vėliava. Smulkmena. Mūsų kariams neužtenka tik žemės, jiems reikia pinigų, generolė. Atspausdinkite. Jau atspausdinome. Niekas jų neima. Man reikia jūs mokyti, majorė. Tuos, kurie nepaklūsta, nušaukite. Toli nuėjom. Garbingam vokiečių liuteronui reikia vaikščioti su stačiatikių kryžiumi. Ilgai nereikės laukti, kol naujasis atamanas mums įsakys melstis Dievui taip, kaip meldžiasi rusai. Stovint. Matote, bišofai, mūsų armijos čia nebėra. Vokiečių vilkas rusų lokio kailyje. Ir kas bus toliau? Aš išvykstu į Berlyną. Oficialiai čia manęs nėra. Bermontas paims Rygą. Jei kur nors nepasiseks, jis bus nubaustas ir mes būsime paskutinė sąjungininkų viltis Latvijoje. Ponai, už carą, už stačiatikybę, už nedalomą Rusiją. Valio. Mirtis komunistams ir jų pakalikams. Karininkai, alkūnės pečių aukštin. Išplėšti Latviją iš fricų nagų. Tam reikia tikrų vyrų. Išgersim degtinės. Už Latviją. Sibirietiška. Taip. Tau taip toli teko keliauti namo, kuris iš šaulių galėjo įsivaizduoti, kad karas nublokš mus į Sibirą. Žinia, kad įkurta Latvijos valstybė aš gavau Vladivostoke. Žiūrėjau į tylų vandenyną ir supratau, mano kovos pasibaigė. Mielai su tavimi dar pasikalbėčiau, bet aš dar turiu pakovoti. Gerai, seni, laikykis.
Aišku, kad jis ves. Taip, Taip. Aš matyt vienintelis numirsiu senbernis. tas legia. Tu mane slėgi. Taip, sakyk ačiū už tai, kad aš iš viso su tavimi esu. Ką aš pagavau? Tigrą su dantimis lyg kardais? Justinė, juk aš esu patrauklus, ką? Apskritai taip. Baig. Labą vakarą. Martinė. Čia mano vaikystės draugas. Šitas vaikinas mane sužeista tempė. Išplėšė mane iš mirties nasrų. Girdėjau. Iš pelkės iškasė. Mes truputį šnektelėsim, gerai? Prašau. Šnektelėsi taip? Taip. Klausykit. Jei jūs tikrai esate jo draugas, pasakykite, kad jis tiek daug negertų. Justiniai turbūt nepatinka, kad aš šitaip įsibroviau. Ką tu? Gyvenk čia kiek nori. Tu esi pas mane, seni. Įsidėmėk tą. Gerai įsikūrei. Taip. Man viskas gerai. Ta aš mačiau apačioj. Ta ką čia apie mane? Na? Na tai pirmin. Kaip tau? Man? Elza. Gerai. Taip. Taip. Ji buvo užsiemusi. Tai darbas, tai Ana. Juk žinai, kokia ji rimta. Jai reikia laiko. Žinai, kad... Stop. Laikas. Aš žinau, ko jai reikia. Šiandien už pinigus net šventikai šoka. Draugams reikia susimesti. Dieve, kaip gerai. Ką tu padarei? Nesimaivyk. Gerai. Jei manot, kad Martiniui dar nežinia, kiek laiko reikės kankintis su nesustiguota gitara, tai aš viską sutvarkysiu pats. Be jūsų pagalbos. Ieška ruonį, grįžk atgal. Kokie mes jautrus. Raminkis. Kelinta? 12. Ir jau ryt? Na gerai. Dėl žuvų tu nemalonumų neturėsi. Ana, ką? Mes einame vidų ir aš pasakau, kad viskas baigėsi. Taip. Ir tada išeiname. Taip. Bet tu jo taip ilgai laukiai, ar tikrai tu esi įsitikinusi? Jei jis būtų mane mylėjęs, na, jis būtų grįžęs anksčiau. Eime. Labą vakarą, Elza. Ana. Sveikas, Martinė. Kaip puiku, kad jūs atėjot.
Aš norėjau tau... Mes valandėliai. Elza. Elza ir Martinė. Čia visi žino, kaip jūs vienas kitą mylite. Bet jūs jau seniai turėjote būti kartu. Todėl aš... Mes... Ieška. Gerai, mes. Jūsų draugai... Esame visko pasirūpinę. Jūsų vestuvės bus ryt. 12. Ką? Pagaliau. Būkite laimingi, mano mėlyjeji. Jau rytoj abu bus bažnyčioje. Ir 1, 2, 3, 4. Na? Elza. Ana, nestovėk. Eik šiandien. Eik šiandien, prisėsk. Ačiū, ne. Mes tuoj išeinam. Jūs nereikės dar... Gana degtinė tik už pinigus. Kaip už pinigus? O kitaip už pinigus. Pusę rūsų jau ant stalo. Tigras. Pastatyti sargybinį. Nieko neleisti. Nuo šios dienos bažnyčia atiduodama geležinės divizijos žinion. Jokių būdų. Čia bus vestuvės. Turbūt nesuprato.
Išgazdinai. Kad tave kur galas. Viskas gerai? Uždarom tiltus. Laukite įsakymo. Sekite. Mums negalima to daryti, nes tada sąjungininkai tikrai bus Bermonto pusėje. Jo protesto nota buvo politinė klaida. Mes turime pradėti derybas. Jei reikės, nusileisime. Tik taip mes galime išgelbėti miestą. Mums nėra ko tikėtis. Mūsų armija sutriuškinta. Uždaugovis užimtas. Eik. Šiandien, Elza. Elza, prašau, reikia eiti. Einam. Pauliu, kur? Martin, reikia eiti. Atgal, visi atgal. Prakeikimas, jie visur. Sušiktas reikalas. Čia karas. Ką? Ką? Vyručiai, mašina. O Dieve. Mums reikia persikelti į Rygą. Jei Fricų dar nėra ant tilto, mes paspruksim. Atidaro tiltus. Ko stovi? Judėk. Bėk. Tu jau išlėksi orą. Elza, tikėk manim. Tu jau būsime saugus. Ir tada aš ką nors sugalvosiu. Viskas bus gerai. Nieko, Martinai, gero. Nebijok, aš sugalvosiu. Atsipeikėk, atsirado ramintojas. Aš pati visko susitvarkiau. Tu galvoji tik apie save. Aš tavęs laukiu visus šios metus, o tu vėl ką nors išgalvosi. Stabdyk. Tai velniava. Ką dabar, vyručiai? Karli, eik šiandien. Subinė. Fricai, ką daryti? Melskis. Martinai. Kur dabar, Martinai? Ką tu darai? Arnoldai, ką jis daro? Visi atgal. Augustai, šiandien. Atgal į mašiną. Atgal. Ernestai, šok. Pirmin. Greičiau, greičiau. Karli, laikykis. Važiuok, važiuok. Spaus. Stot.
Čia buvo Bermontas. Va šitaip. Слушаю. Klausau? Я воль. Taip. РСХ. Jis čia. Sakyk, kad Ryga jau užimta. Liksime kiekvienas savo vietoje. Ir kol aš esu ministras pirmininkas, tu praneši, o aš vadovausiu. Mūsų vėliava savo vietoj, ponė ministrė pirmininkė. Net negalvok nešti toliau. Čia viešbutis, mano viešbutis, o ne ligoninė. Supratai? Aš nenoriu nemalonumų, ateis vokiečiai ir pats žinai, kas atsitiks. Bet kur juos dėti? Nežinau. Bet jų negalima palikti gatvėje. Aš nenoriu visko prarasti, supranti? Jakabai, tu girdi, ką jis sako? Ne Jakabas čia šeimininkas. Jakabai, čia apskritai niekas nepriklauso. Tegu jie tuoj pat pasišalina. Ieška čia ne šeimininkas, ieškai čia niekas nepriklauso, ieška čia negyvena. Jis čia gyvena mano sąskaita. Tu tikrai nenormalus. Negalėsim jų sulaikyti, vis tiek vokiečiai bus mieste. Negalėsim jų sulaikyti? Jie jau sulaikyti. Juk armija saugos miestą. Kur tavo kuopa, Arnoldai? Nėra jokios kuopos. Kaip nėra? Nėra. Armijoje nėra žmonių. Užsirašys, bus gerai. Niekas neužsirašo. Užsičiauk. Taip, užsičiauk, gerai. O ką tu pats? Ką aš? Palik jį ramybėj, jam užsirašyti nereikia. Kas aš toks, kad nereikia? Jis muzikas. Baisus čia muzikas. Muzikantai visuomet buvo gerbiami. Brazgintojas. Tik tu šikt. Ką pasakei? Pakartok, ką pasakei? Nusiraminkit. Liaukitės. Tik tu šikt. Baikit, abu geri. Tik tu šikt, pats eik. Arnoldai, tu kaip koks kirvis. Reikia mažiau gerti. Po velnių, vokiečiai ant slenksčio, jie dar sąskaitas suveda. Mes sąskaitas suvedam, argi ne? O kas parduoda savo susmirdusią žuvis tik už vokiečių markės, ką? Drovuolis atsirado. Raminkis. Nes Latvijų pinigais mat galima tik užpakalį šluostytis. Tik pats taip sakei. Nieko, Paulytė, kai fricai bus Rygoje, iš parduotuvės pasipils kaip iš gausybės rago. Užsičiauk. Baikit. Pauli, nereikia. Vokiečių pinigai. Karininkas be armijos. Kas jums visiems atsitiko? Kas mums atsitiko? Kas? Augustai. Tu ką tik grįžai ir 5 metai karo, mes daug ką iškentėjom ir daug ką praradom tais karo metais. Taip, suprantama. Bet mes žinome dėl ko. Mes turime savo valstybę. Ar ne apie tai visą laiką svajojome? Taip, svajojome. Na, pagaliau pabudom. Greit bus metai, bet stabilumo jokio. Vyriausybėje nesutarimai, partijos tarpusavėje pešasi, kiekviena gieda savo giesmelę. Tokia ta valstybė. Ir ką duoda Ulmanio optimizmas?
Visi pavargę, Martinį. Visi paprasčiausiai nori gyventi, tik tu, Martinį, ir tavo puskvailis su savo vėliava bokšti to nesupranta. Martinį. Girdėjai? Niekas tavo svajonė čia netiki. O tu? Aš irgi ne. Mes nieko nepadarysim. Aš išvažiuoju iš Rygos. Elza, taip negalima. Bent mes nepasiduokim. Mes kovosim. Nesu tokia stipri kaip tu. Elza, jūs irgi išvažiuojat? Taip. Aš jūs galiu išvežti. Mara įsitikinusi, kad mes turime išvažiuoti. Ir tu? Ką aš turiu šeimą. Aš turiu rūpintis jų saugumu. Na, gerai, seniai. Likit sveiki. Jaunai Latvijos valstybei gresia pavojus. Vokiečių geležinė divizija veržėsi į Rygą ir jos sulaikyti neįmanoma. Miestas dega. Rygą palieka pabėgėlių minios. Ateitis neaiški. Atplaukia sąjungininkų kariniai laivai. Sąjungininkų parama, paskutinė Rygos ir visos Latvijos viltis. Vėl švenčiam. Šiandien mano vestuvės, aš beveik vedęs. Tai tu jau daug pasiekiai. Nežinau. O tu? Aš? Pats matai, sąjungininkai čia. Ir vokiečiams teks nešti kudašių. Norėčiau tą pamatyti. Jie sako, kad juridiškai viskas gerai. Kas gerai? Mes vis dėlto turime leisti Bermonto karinėms pajėgoms eiti per Rygą. Tegu jie eina šienauti, mes patys apsaugosim miestą. Tu manai, kad mes pajėgus apsaugoti miestą? Be mūsų žinios, jie per Dauguvą nepereis. Puiku. Bet kasgi bus Rygos kariai? Ponai, Rygą užpuolė Bermonto karinės pajėgos. Tiesą sakant, Latvija užpuolė vokiečių geležinė divizija. Praneškite pasauliui, kad už rusų pulkininko Bermonto slepiasi vokiečių generolas Golcas. Čia ciniškai suplanuota afera. Pasaulis turi žinoti šią tiesą. Mažiuk, pasitrauk. Jis rimtai galvoja, kad... Jūs sakėte, kad viskas rutuliosis be kliūčių. Taip ir yra. Už skatikus, kuriuos man skyrėte, aš užėmiau Rygą. Bet nei jūsų, nei Vokietijos vardas čia neturėjo pasirodyti. Todėl aš pasamdžiau Rusą, kad jis paimtų Rygą. Bet kodėl laikraščiai rašo apie jūs, generolė? Paskaitykit. Von der Golcas puola Rygą. Jei norite valdyti Baltijos kraštus, jūs turite užimti Rygą sąjungininkams dar neatskleidus jūsų taktikos. Ir nepamirškite, kad tuos skatikus reikės atiduoti.
Negirdėta. Čia nusikaltimas. Ką jie sumanė? Fronto linija pačiame miesto centre. Sakyk, ir kam to reikia? Ramiai gyvenom. O kaipgi niekam Ernestai. nelindom į akis. Mano senis irgi išlėkė, šautuvą pasičiupęs. Nustok zirsti. Negaliu pakęsti. Arba būk su savo seniu namie, arba eik namo. Tu geriau ko nors įpilk ir nusiramink. Nusiramink. Vardas, pavardė, parašas. Būsi mano kuopoje. Imk ginklą. Kitas. Vardas, pavardė, parašas. Ernestai, nunešk kirmiklį atgal. Važiuosim prie vandens. Vardas, pavardė, parašas. Ei, aš su tavim kalbuos. Ačiū. Sveiki, vaikinai. Ar apie tai rašys New York Times? Zakuska. Ir mažylis Ernestas atvyko. Niekur aš neįsiu. Ir apskritai užteks mane persekioti. Baisiai tu man reikalingas. Tik atiduok raktą. Kokį raktą? Kokį raktą nuo baro? Vardas, pavardė, parašas. Ko? Paim ginklą. Vardas, pavardė, parašas. Prašom nesišypsoti. Man reikia tikro latvių didvyrio veido. Galiūnė, tu taip pat. Taip. Eik čia. Stok štai čia. Taip. Gerai. Jūs nesiliaujat mane stebinti. Tai tikrai tą kėdę pati sutaisėte? Taip. Beveik. Na, pagaliau jūs nusišypsojot. Elza, jūs esate nepaprasta moteris. Aš tik norėjau pasakyti, kad jūs elgėtės teisingai. Martinis neblogas žmogus. Tik negali realiai įvertinti padėties. Tikėti Latvijos galimybėmis buvo naivu. Ryga pasiduos.
Martinis nepasiduos. Pone Jansonai, prašom sustoti. Martinai, tavo žmona atėjo. Vestuvių puotai įsismagina. Tikrai taip, atšvęsime čia pat ir tuojau. Kartus, jaunųjų porai, kartus. Kas čia dedasi? Pokylis Rygos užėmimo garbiai. Jūs pavėlavote, jums reiškiu pastabą. Pulkininkė, Ryga dar neužimta. Niekada nedaryk šiandien to, ką gali padaryti rytoj. Rusų liaudies patarlė. Ar man nereikėtų išeiti pasisveikinti su Golcu? Bet jis klaus, kodėl mes dar ne Rygoje. Ir ką aš jam pasakysiu? Tiesą sakant, čia ne mano kaltė. Viską sugadino Bišofas. Jeigu aš pats būčiau vadovavęs puolimui, ir iš miesto jau seniai būtų plevėsavusi Rusijos imperijos vėliava. Jei Golcui ko nors reikia, tegul pats ir ateina. Nusiraminkit. Pailsėkite. Jūs toks pavargęs. Jėga jūsų rankose, pulkininkė. Generole, Bermontas pavargęs, jis ilsisi. Generolė, ten negalima. Generolė, jūs užmiršot, kas aš esu? Jūs esat niekas. Pulkininkė, gelbėkit. Pulkininkė, po minutės laukiu jūsų mašinoje.
Tu turėjai paklausti, ką aš apie tai galvoju. Negalvok už mane. Ernestai. Martinai. Elza. Gulkis. Gulkis. Augustai. Tėti, tau skauda? Tėti. Kelkis, girdi? Kelkis, tėti. Laikykis, sūnau. Ne. Na ką, užteks. Nusiųsti ultimatumą. Auštant balta vėliava turi plevėsuoti Rygos pilies bokšte. Kunigaikšti, jūs viską atlikote puikiai.
Atleisk. Ar tau kas atsitiko? Ne. Aš tavęs taip laukiu. Aš čia, mieloji. Skaudu ir liūdna. Bet kada nors mes suprasime, kad viskas turėjo prasmę. Ne viena auka nebuvo bereikalinga. Prie šių aukų ir nelaimių nebūtų buvę, nebūtų ir mūsų mielos Latvijos. Tik ta siaubinga akimirka, kai mirė mūsų senasis gerasis Augustas, kai aplink viešpatavo suirutė ir vargas, kai rodės, kad viskas jau prarasta ir viskas veltui. Aš supratau, kad Martinas grįžo tada, kai to labiausiai reikėjo. Aš pajutau, kad jis pagaliau grįžo pas mane. Taip gera laikyti stiprią Martinio ranką ir žinoti, kad iš čia pat. Šalia manęs. Be Martinio viskas mano gyvenime būtų buvę beprasmiška. Bez Mārtiņa viss manā dzīvē būtu bijis velti. Taip, čia Niedros planas. Tu pradėk, o tada bus pasiūlyta pareikšti nepasitikėjimą. Ar mums užteks balsų? Užteks, o liaudį aš įtikinsiu. Ponai, tai pradėsim. Iki ultimatumo nustatyto laiko pabaigos liko para. Gal mums reikia priimti ultimatumą? Pasiduoti ir pradėti derybas dėl sąlygų? Ar iš tiesų visos galimybės jau įsemtos? Gal dar galime įsilaikyti? Iš mūsų pusės deryboms siūlome Niedrą. Jis profesionalus politikas, turintis didelį patyrimą, mokės laimėti laiko, kol atvyks sąjungininkai. Ir su liaudimi geriausiai sustvarkys. Čia tik pasiūlymas. Aš irgi turiu pasiūlymą. Ulmanis turi atsistatydinti. Dėl jo nemokšiškos ir neapgalvotos politikos mes patekome į tokią aklavietę. Teisingai. Gal dabar pareiškime Ulmaniui nepasitikėjimą ir visi balsuojam už tai, kad jis būtų atleistas iš ministro pirmininko pareigų. Atleis Karlį. Bet dėl to galbūt Golcas būtų nuolaidesnis ir mes laimėtume palankesnės paliaubų sąlygas. Jei mes toliau priešinsimės, iš Rygos liks tik griuvėsiai ir žuvusieji. Mes padarėme viską, kas buvo mūsų jėgoms. Jei dabar nekeisim taktikos, galime prarasti per daug. Ar mums reikalingos naujos aukos? Kareiviai. Man skaudu ištarti šiuos žodžius. Bet jeigu jūs iš tiesų norite apsaugoti savo šeimas nuo mirties ir nelaimių, turite palikti miestą. Bet mes liksime ir saugosim taiką. Tegu vokiečiai eina ir mato, kad mes nebijome. Kas gali būti blogiau už tai, ką jie jau padarė? Jūs sakote, kad dabar mes turime pasitraukti ir užpuolikams atiduoti savo namus, o jūs įsaugosite taiką ir įleisite Bermonto armiją į Rygą. Tokiu atveju galas viskam. Svajonė apie savo valstybę įsisklaidys. Sudiev Latvijos Respublika. Ar padės mums sąjungininkai, jeigu mes patys dabar atsisakome laisvės, meilės? Ne. To nebus. Mes kovosime. Taip. Visiška beprotybė.
Po savaitės Dauguva bus užšalus ir tada geležinė divizija persikels per upę ledu. Tada mes neturėsime nei menkiausios vilties išlaikyti. Kaip tik todėl mes turime pulti jau šiąnakt. Kontrpuolimas iškeliant desantą Daugavgryvoje pernelyg drąsus planas. Bet jeigu pavyktų... Bet ja tas izdotos? Tas neįmanoma. Taip mano Golcas. Ir aš siūlau tuo pasinaudoti. Absurdas forsuoti Dauguvos krantą, kurį saugo vokiečių geležinė divizija? Kaip tik dėl to. Mes nukreipsim jų dėmesį. Golco armija, kaip ir mūsų, dislokuota palei Dauguvos krantus. Tāpat kā mūsējā, ir izvietota pozīcijās gar Daugavas krastiem. Todėl atvirai forsuoti Dauguvą būtų bereikalingas kraujo praleijimas. Mes pradėsime fiktyviai puldami geležiniu tiltu. Golcas savo pajėgas permės į Tornkalnį. O mūsų desantas bus pasirengęs kovai, kad tada, kai ant kranto nebebus Frico, nelauktai įsiveržtų į Uždauguvį ir suduotų smūgį iš užnugario. Ministras pirmininkas tik reikiamo metu turi duoti įsakymą pulti. Kodėl Golcas patikės to jūsų fiktyviu puolimu? Mes sukelsime didelį triukšmą. Triukšmą? Kuo? Užpakaliais. Patrankomis. Bet kurgi mes gausime artilerijos? Pasiskolinsim iš Golco. Apšaudysime jų pozicijas ir nukreipsime jų ugnį tiesiai į save. Čia nieko naujo. Mes Tyrelyje jau taip darėm. Kai Fric atsisuks prieš mus, mes duosime ženklą desantui. Kaip? Iššausime raketą. Pala, tu to šuns kliedesius vadini planu? Pasiskolinsim iš Golco, apšaudysim jų pozicijas. Net jei mums pavyks pasiekti tą bažnyčią ir nukreipti jų ugnį į save. Seniai, juk jūs suprantat, ką tai reiškia? Ir jei klimsim, kaip tada pelkėje? Tada mus įklampino rusai. Dabar viskas pačių rankose. Martinai, kiek man reikės laikytis ant tilto? Kol užimsime artilerijos postą prie bažnyčios. Kaip su patrankomis? Mes neturime artileristo. Dabar turime. Aš jau žinojau, kad jūs čia be manęs nesusitvarkysit. Na, vis dėlto žinokit. Jei nepasiseks, mes iškelsime baltą vėliavą. Aš žinojau, kad tu grįši. Ką tu? Aš jau neleisiu tiems vokiečių užpakaliams mano šprotų ryti. Kodėl tu turi eiti? Juk tu muzikantas. Koks aš šūda muzikantas? Parazitas aš. Jei aš dabar neisiu, man bus riesta. Bet jeigu grįšiu, tai vesiu tave. Jei tu grįši, aš tavęs čia lauksiu. Ar sąjungininkų laivai bus rems? Jie turi suderinti su savo vyriausybėmis. Aš manau, kad tas užtruks daug daugiau laiko, nei mes jau turime. Mūsų vyrai jau pasiruošę kovai. Kareiviai, šiąnakt mūsų armija valtimis turi perkirsti Dauguvą. Mūsų uždavinys
atitraukti priešo dėmesį. Todėl mūsų kuopa eis į ataką per geležinį tiltą ir suteiks galimybę kareivių grupiai užimti artilerijos postą priešo užnugaryje. Reikia įsilaikyti kaip galima ilgiau. Vos tik užeisim ant tilto, kelio atgal nebebus. Atakon eis tik savanoriai. Tas, kuris nepasiruošęs atlikti šio uždavinio, turi palikti rikiuotę. Ačiū, vyrai. Ir tame pokalbėje prancūzų žurnalistas prasitarė, kad sąjungininkai lūkuriuos. Merci. Jiems paranku būti neutraliems. Aš galiu pasakyti ir kodėl. Ačiū, ne. Jie nori pasižiūrėti, kaip mes čia įsiskersim, o tada draugauti su stipresniu. Tai tie stipresni turime būti mes. Kas nauja? Bermontas mano, kad savo įsipareigojimus jau įvykdė. Taip ir yra. Sumokėkite man žadėtus pinigus ir rytoj aš įsineždinu. Įsineždini? Tu įsineždinsi tik tada, kai aš leisiu. Šis reikalas nuėjo per toli. Sąjungininkų šunys uostinėja aplink. Dabar reikia apsispręsti. Viskas arba nieko. Prašau Dievo, kad jau ryt geležinė divizija įžengtų į Rygą. Tik tada išlipsi iš pamazgų duobės, kurioje esi iki ausų. Jei neišlipsi, atiduosiu tave sąjungininkams, kad jie sudraskytų. Ir tu supūsi kalėjime. Auštant, pakelti lėktuvus. Arba Ryga bus Baltenlando sostinė, arba bus nušluota nuo žemės paviršiaus. Pulkininkė Bermontai, rytoj jūs važiuosite į Rygą, kad visi matytų, kas čia pagrindinis herojus. Ješka, tavo paltas iš kiaulės odos? Nežinau. Mažylį, nesimaivyk. Kuopa, pirmyn. Ugnis, nesustok, pirmyn.
Sustiprinti pozicijas. Kulkos vadininką pas mane. Pirmoji linija dengia, likusieji už manęs. Nebegaliu. Tai lysk atgal. Geriau mane nušauk. Šok. Šok. Ješka, ką darai? Kvailys. Pats kvailys. Latviai puola tiltu. Visas jėgas į tilto galą. Skubiai. Turime paskubėti. Arnoldas ant tilto ilgai neįsilaikys. Mums pavyks? Nežinau. Na gerai, mums pavyks. Seniai. Žinot, kas keista? Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad man teks mirti tą aiškiai suvokiant. Pirmyn. Amen. Mažylė. Was ist denn los? Das gibt's doch nicht! Mažylė. Kur kirvis? Pasirengęs. Pliekiam pagal mano komandą. Mes turime atsilaikyti. Taip. Ugnis. Ugnis. Dabar kairėn. Kairėn. Ugnis.
Jiems pavyko. Mums pavyko. Dabar tik reikia laukti, kol vokiečiai permės savo pajėgas į bažnyčią. Tikai jāgaida, kamēr vācieši pārsviedīs savus spēkus uz baznīcu. Jei apskritai tai padarys. Sujunkite su bažnyčia. Bažnyčia? Taip. Bažnyčia. Mūsų pozicijos apšaudomos. Pažiūrėkite, kas ten dedasi, velniai griebtų. Aš žinau, kas čia dedasi. Mes tave dulkinam, mažylę. Kas ten kalba? Jakobas Ruonis kalba. O kuo tu vardu? Žinau, kas tu. Tu Šiknius. Tavo senelis buvo Šiknius ir tavo tėvas buvo Šiknius. Ateik bažnyčios ir šiąnakt mirsi. Jūs visi šiąnakt mirsit. Atakon. Orientyras bažnyčia. Eina. Martini. Fricai eina. Ką? Fricai eina. Berniukai. Taip. Kas ten tau yra? Nulūžo? Mažylį, duok peiliuką. Greičiau. Seniai, nešam kudašių. Pistoletas neveikia. Ką? Sakiau, pistoletas neveikia. Duok man. Palauk, tuoj. Duok man. Tuoj sakau. Raminkis, aš tau sakau. Ką tu padarei? Ką aš padariau? Aš tavęs klausiu, ką tu padarei? Ką aš padariau? Ne, ką tu padarei? Tu čia viską sugadinai. Baisus artileristas atsirado, sugadinai vienintelę mūsų raketą. Geriau pasakyk, ką mes dabar darysim. Aš jau fricus pakviečiau į bažnyčią. Tu pakvietei? Ką tu perdi, beždžionė, reikia mažiau gerti. Ar nebuvo saugiau namie, po žmonos sienų? Taip, ir kasgi čia tai su sveikata jūs nesąskaita, ką? Raminkitės. Raminkitės. Greitauš. Juk netikite, kad pavyks. Tuoj turi pasirodyti raketa. Esu tikras, kad Martinis mums duos žinią. Tas Martinis yra didžiausia jūsų klaida, tik jūs bijot prisipažinti. Frontas miesto centre. Aš jūs perspėjau, kad čia beprotybė. Dabar Ryga paversta griuvėsiais. Man pavyko miestiečius įtikinti, kad armija Rygą turi palikti, bet ne, mes kovosime. O dabar? Pripažinkit, kad ir šis planas žlugo. Ir sąjungininkams nusispjaut, kas bus mums. Jūs sakėt, sąjungininkai bus stipriausio pusėje. Jūs pabandėte ir nepavyko. Jūs kaip ministras pirmininkas nesat priėmęs nei vieno teisingo sprendimo. Tai bent šį kartą priimkit. Iškelkit baltą vėliavą.
Jeigu jau Latvijos valstybei nėra lemta gyvuoti, pagalvosim bent apie save. Apie save? Taip, Karli, apie save. Tu manai, kad tie, kurie šiąnakt liejo kraują ant tilto, galvojo apie save? Jie tiki tuo, kuo tu netiki. Tu manai, kad Latvijos valstybės gyvavimas priklauso nuo tavo ar mano sprendimų? Klysti. Ji gyvuoja tik todėl, kad Latvijos žmonės to nori. Gerai, aišku, duok man vėliavą. Duok man vėliavą. Imk. Jie čia. Martinai, bėgam. Aš žinau. Atsiminiau. Mažėlį, užtaisa. Paruošta. Tu manai, jie supras? Jūs greičiau rangykitės. Dar galit spėti. Man nėra kur skubėti. Geriau aš iš viršaus dar kokį tuziną nuskinsiu. Ješka. Jakabai. Jakabai. Martinai. Martinai.
Šitą. Ne, viskas. Kaip? Na. Mauna. Bežuvę mažylį. Mes neištrūksim. Pirmyn. Kokia stebuklinga jėga. Kodėl dar vakare buvo tiek daug abejojančių ir netikinčių, o užtant viskas atrodė šviesu ir teikė vilties. Didvyrių jėga ir ryžtas, drąsa ir už tėvynę pralietas kraujas, visų mūsų širdis pripildė jėgos ir pasitikėjimo. Kiekvienas, net ištižėlis ir abejojantis, pajuto pulsantį tikėjimą pergalę. Aš tą žinau, nes ir pati jaučiu tiek šias abejonės, tiek ir burtų galę. Ir už tai esu dėkinga savo didžiajai, stipriajai Martinui. Ką jūs darote? Aš? Tolesniems kovoms mums reikalingi pinigai. Viskas mūsų pergaliai. Pulkininkė Bermontai. Jūs esate menkystė, šliužas,
Vokiečių pakalikas. Lauk. Kali. Sudeginti viską, iki pamatų. Jūs norite sudeginti rūmus? Jie mane paminės. Ant žirgų. Ant žirgų. Latvija yra perėję į puolimą ir užėmė Uždauguvį. Kaip čia galėjo atsitikti? O mūsų armija? Bėga. Jos nebėra. Ir maža to, sąjungininkai yra Latvių pusėje. Mes turime pasiduoti Latvijos armijos ir sąjungininkų atsiųstiems atstovams. Mes? Kodėl mes? Kvieskit Bermontą. Bermontas sudegino rūmus ir... Ir? Paspruko. Pauli, padėk. Kvėpuok. Kvėpuok. Mažylį, laikyk tvirtai. Kas čia, degtinė? Tas šunsnukis perdurė mano gertuvę. Nemirksėk, viskas gerai. Neatsimerk, man viskas baigta? Ne, kvėpuok. Kvėpuok. Seniai, mums pavyko. Arnoldas. Žiūrėk, Arnoldas. Ieška, jei padėsi šaukštą, apsiaustas bus mano. Gyvens, duok parūkyti. Viskas bus gerai. Bus gerai. Pagalvok, vaikinas beveik pas Petrą, o jam parūkyti reikia. Niekas nepasikeitė. Niekas nepasikeitė. Vyručiai? Vis dėlto pasikeitė. Dabar mes turėsime vieną šventę daugiau. Kelinta šiandien diena? 10? 11? Sąjungininkų valstybės pripažįsta Latvijos valstybės nepriklausomybę. Pasitikėjimas Latvija stiprėja ne tik Latvijoje, bet ir kitose šalyse. Vokiečių vilkas, rusų lokio oda iš Latvijos išvytas. Lokių pasivertęs, Latvių lačplėsio, lokių plėšytojo neliesk. Minint 1919 m. lapkričio 11 dienos pergalę, įsteigiamas Lačplėsio karo ordinas su šūkiu už Latviją. Lapkričio 11 skelbiama Lačplėsio diena. Na, dabar, seni, viskas bus gerai. Kitame vyriausybės posėdėje reikia pasiūlyti steigti ordino tarybą, nes negalima jų dalinti kiekvienam.
Mažylį, Martinai, mes esam šitą padarę, bet mažajam Augustui nebereikės kariauti. Tu klysti, Ješka. Dėl visko jam reikės kovoti pačiam. Na, aišku. Bet ne dėl Latvijos. Dėl visko. Ir dėl Latvijos. Ar ne, Arnoldai? Tikrai taip. Palauk, Ješka apsivertė. Taip. Kasgi čia dabar? Kemeriuose dabar gydo taukais? Nesu tavo siaubingai išprotais, konservų karaliau. Martinas sako, kad ir Ryga, ir mūsų Latvija bus kuriama amžinai. Ir kiekvienas turi bent pirštą pridėti, kad galėtume didžiuoti savo valstybę. Kad niekas niekad mums jos negalėtų atimti. Jis sako, kad mes Latvijai negyvensime nei rusų, nei vokiečių, nei kokių kitų svetimų valdomi. Ir dar jis sako, kad mūsų vaikai matys, kad esame stiprus. Ir iš jų Latvijos niekas negalės atimti. Martinas galvoja apie didelius ir kilnius dalykus. Ir tokią aš jį myliu. Ir mylėsiu jį amžinai. Vaidino Martinį Janis Reinis, Elza Elita Klavinė, Arnoldą Girtis Kesteris, Ješka Arturas Krastinis, Krafienė Indra Brikė, Ulmanį Kęstutis Jakštas, Niedra Peteris Krylovas, režisierius Aigaras Grauba. Tekstą skaitė Aldona Vilutytė ir Rytis Zemkauskas. Garso režisierius Arvydas Zakšanskas. Įgarsinta LNK televizijoje.